Mielieji, mes grįžtame į eterį su pokalbiais, vaizdais, pasakojimais apie įspūdingiausias Lietuvos vietas. Kalbant apie įspūdingiausias Lietuvos vietas ir nekilnojamą turtą juose, labai gali būti, kad stoviu pačioje įspūdingiausioje Lietuvos vietoje. Kauno pilis, Lietuvos pasididžiavimas ir nuostabus gyvenamųjų namų kvartalas Piliamiestis. Žvelgdamas iš kitos pusės, nuo pilies visą laiką tai pasižiūrėdavau, galvojau, o, čia milijonai. Pasirodo, kad taip, galima ir už milijoną, galima ir už gerokai mažiau. Tai mes kviečiame jūs susipažinti su Piliamiesčio visų rajonu, kuo jisai yra išskirtinis ir įspūdingas. Ir šioje laidoje labai džiaugiamės, kad turime galimybę jum pateikti pačią svarbiausią, pačią įdomiausią informaciją. Šalia manęs Gintvilė. Gintvilė, sveiki. Sveiki. Iš karto mintys sukasi, kaip čia atsidurti, kaip čia atsirasti, kaip čia įsigyti, nes nieko gražiau apskritai Lietuvoje nesu matęs. Ar gali tai būti? Gali. Tai gerai. Vadinasi, geras ekspertas. Taip. Dar vienas toksai labai svarbus dalykas. Sužinojau tą informaciją ir man jinai pasako daugiausiai iš visų. Kaip suprantu, jums tiek šita vieta patiko, kad net ir jūsų šeimyna čionais yra įsigijusi irgi, ar ne? Tai ko gero pats didžiausias atsakymas. Taip. Mano sūnus, tai sakyčiau, labai artimas giminaitis. Tikrai. Kuom šitas projektas jum asmeniškai yra išskirtinis, nes prieš pokalbį tikrai tiek daug papasakojo dalykų, kad čionais ir augmenija, ir dizainas, stilius, tie kiemai, viskas yra absoliučiai, man dar net nematyta Lietuvoje, kuom jūs pavergė, kuom jis jums taip artimas, nes kiek čia vaikščiojom, tai tikrai atrodytų, kad tiesiog jūsų daug širdies čia sudėta. Svarbiausia, tai yra vieta. Kaip visą laiką sako, vieta. Aš galvoju, gal mes ir prasieikim, pasikalbėsim apie Piliamiesčio, ar ne? Taip, projektas. Kiek apskritai, čia matom, vyksta, jau sakyčiau, gal jau link pabaigos, ar ne, šitie darbai, kas čia... Čia dar ne visai. Čia šitas namas bus baigtas kitų metų kovo mėnesį. Tai kas čia jau kaip tik galima, kaip sakyt, forminti dokumentus ir ruoštis. 2 namuose jau gyvena, 3 pradėjom pasirašinėti notarinės sutartis, tai gyventojai apsigyvens, realiai šitam name po kokių 4 mėnesių pirmieji gyventojai. Geras. O ten kitą pavasarį tada. Nors man atrodytų, kad čia milijonais viskas kainuoja, bet aš pasižvalgiau internete, pasižiūrėjau kainas, kad ne, ir tam paprastam darbininkui gali išsipildyti svajonę gyventi tokioje vietoje. Ar galite papasakot apie kainodarą, kiek, tarkim, kokios tos žirklės yra? Taip, žirklės didelės. Tikiu. Nes jeigu prie upės, tai yra didesni butai ir, aišku, didesnės kainos. Bet jeigu žiūrėt, kvartalas, kadangi didelis, tai kuo labiau nuo upės, tai tikrai ir būtų dydžiai ten jau nuo 39 kvadratų ir tikrai kaina įkandama. Labai svarbus turbūt žmogui dalykas, renkantis nekilnojamą turtą, yra jo kokybė. Tai kalbant apie tai, kiek jūsų kompanija, kiek jūs investuojate į tai, kiek skirite dėmesio, kaip tai yra svarbu, kaip, nežinau, yra atsirenkami žmonės, kuriem patikima statyti šitus namus. Kokybė tai pagrindas. Mūsų įmonės pagrindas, tikrai aš jau dirbu 21 metai, tai kokybė visą laiką anksčiau akcentuodavom suomišką kokybę, nes jau ir lietuviška kokybė tikrai neprastesnė. Tai kas yra likę, ką galima įsigyti, kokie projektai vystomi? Kadangi dar yra butai parduodami 4 namuose, tai dar galima įsigyti ir pastatytame name, ir dar statomuose, kurie bus pabaigti kitais metais. Tai pasirinkimas apie 80 butų šiuo metu ir dar šiais metais planuojam pradėti 2 namus. Kokias matote tendencijas? Kokie žmonės čia atvyksta gyventi? Ar, nežinau, girdėjau, kad yra žmonių, kur kraustosi iš namų, atvyksta čionais. Apskritai, įsivaizduoju, kad kaiminystėje gali gyventi ir turbūt su labai turtingais žmonėmis. Tai kokio tipo čia žmonės renkasi? Taip, arba labai turtingi, aišku, čia pirmose eilėse, kadangi čia tikrai dideli butai. Čia visi butai yra apie 120 nemažesni.
O jeigu tolimesni, tai tikrai butai yra nuo 39 ten iki 60 kelių kvadratų. Šeimos jaunos 74 kvadratų, 4 kambarių butai, labai populiaru. Šitus pardavėm, tokius variantus pardavėm iki namo pridavimo. Nebeturėjom 4 kambarių butų, nes jų tiesiog yra mažai. Ir jaunimas, medikai, programuotojai. O televizijos laidų vedėjai, ne? Nu, radio laidų vedėjai. Tai matytas veidas vienas, pasitaikė buvo užsukęs. Daugiau nelabai. Čia jauniems žmonėms labai faina ir vieta, turbūt įspūdingiausia ir tie pasivaikščiojimai, ar ne? Čia matau ir takai, ir čia kas Neris, Nemunas, čia įspūdinga, čia iš vis gamtos kažkoks šedevras. Bet čia, ta prasme, patogu labai gyventi. Nes čia miestas visiškai per tiltą, o dabar dar kaip pėsčiųjų tiltą greitai jau pastatys. Tai tada iš vis nėra, su mašina net nėra ką važiuoti į centrą, realiai pėsčiųjų tiltų ir tu atsiduri senamiestį. Tai čia tiesiog patogus gyvenimas. Apskritai jo vieta turbūt išsiskiria ir savo tą ramybę, ar ne? Nors atrodytum, kažkaip tai širdį esi. Bet kitą kartą galvoju, ar aš čia Palangoje, ar dar kažkur, tiesiog neįtikėtina. Turbūt tai irgi yra didžiulė vertybė, kurios mažai kas turi. Taip, ir vertina, žmonės tikrai tą pastebi. Vat kai praeinam pro pušinėlį, ten kur natūraliai yra paliktas, jisai išlikęs ir saugotas, tai tikrai tą įvertina, kad čia tokios pušis, tokio dydžio pušis. Bet šiaip tai tikrai ne vienas ir ne du, o čia jautiesi kaip prie jūros. Taip, tas įspūdis pirmas tikrai. Tas jausmas, bet dar įdomi ta augmenija, tiek daug, taip gražiai viskas padaryta, mano uošvienė, tai čia liktų sužavėta ir ko gero čia patiems žmonėms nereikia dirbti, yra kas pasirūpina tuo, ar ne, tas taip. Irgi labai gerai. Taip, būtent, tu sumoki pinigus, bet tau visą laiką gražu. Nereikia pačiam. Kažkaip žmonės neįvertina, kaip pas kiek turi darbo įdėti, kad būtų tas grožis, o čia ateini ir visi medeliai apkarpyti, krūmeliai apkarpyti, žolė nupjauta. Tai aš pati kaip gyvenu name, tai ir tą labai vertinu. Ar perka savo? Čia jūs turbūt matot irgi tą, papasakojot apie žmonių patį tipą, kas perka, bet dar įdomu, ar pas mus labai populiaru pirkti nekilnojamą turtą ir jį nuomoti, gal nežinau, gal čia paslaptis, gal ne paslaptis, kaip jūs įsivaizduojat vis tiek žmogui, kuris žiūri, norisi pateikti tos daugiausiai informacijos, kiek, tarkim, tai galėtų kainuoti, ar čia vis dėlto vis tiek vyrauja tai, kad žmonės perkasi savo? Pirmuose namuose, pirmuose eilėse visuose šituose, pagrindė perka savo, savo gyvenimai. O mažesni butai, taip, investicijai, apie 1/4 būtų, sakyčiau, yra kaip investicijai. Ir perka tada kaip investicijai mažesnius. Aha. Dažniausiai 2 kambarių butus. Kiek čia maždaug kvadratų gaunas? Nuo 39, dabar kas yra maždaug iki 53, tas intervalas. 3 praktiškai jau retas kuris, tik tai jeigu su mintim, kad vaikam ir dabar panuomuosi. Tai. O kaip investicijai tikrai populiariausia yra 2 kambarių butai. Geras. Kiek girdėjot, negirdėjot, kiek galėtų kainuoti nuoma buto mėnesį? Nuoma dabar apie 800–900 eurų 2 kambarių butas. Ir dar dabar supratau, kad tą unikalumą padaro kažkur tai jie tas mašinas kitur pasistato teisingai. Čianais, aš dabar supratau, tai gamta, namai ir labai mažai transporto priemonių. Kur jie jas susistato, kur visą tai vyksta? Visi vidiniai kiemai realiai yra požeminis parkingas. O ką mes vaikščiam dabar, kur tie augalėliai, tai po apačia yra visų namų požeminis parkingas. O ant žeminis yra tik pakraščiais, būtent, kad visi vidiniai kiemai būtų be automobilių. Įspūdinga. Na ir dabar mes keliaujame pabendrauti su Arnoldu, kuris atskleis daugiau tokių techninių detalių apie Piliamiesčio projektą, kuris, su Gintvilės pagalba turbūt jau galėjome įsitikinti, yra, gal iškart tituluokim, gražiausias projektas Lietuvoje. Į kur čia įeinam dabar? Įeinam į ką tik šviežiai pastatytą, užbaigtą namą. Apžiūrėsim keletą butų turbūt. Gal kažką išsirinksit? Taip,
Man jau iškart už 3,50 tiek man spaudžia kišenę. Galim kažką išsirinkti, ar čia viskas nuo $500,000 prasideda? Pabandysim. Pabandysim, gerai. Tai keliaujam, žiūrėti. Ar čia jie būna, tarkim, aš galiu rinktis su pilna apdaila ar dalinė apdaila, kaip vyksta tie tokie dalykai. Nes, tarkim, man gal patogiau būtų, kad viskas jau būtų padaryta, bet galbūt nėra tokios opcijos. Tai standartiniu atveju turim dalinę apdailą. Ta dalinė platesnė šiek tiek, nes išbaigtumas didesnis, bet visada siūlom ir tą pilnų įrengimo paslaugą. Jau įspūdingai atrodo visas šitas, jau man įspūdingai, jau tinka, jau imu. Tai, va, nu ką, fantastika, mėlieji. O. Čia turim 3 kambarių butą, 72 kvadratai. Aišku, jisai jau Arnoldai parduotas, taip? Šitas dėja, bet taip. Šitas butas, ką turi, tai svetainė ir 2 miegamuosius. Tai įėjimas į balkoną tiek iš svetainės, tiek iš abiejų miegamųjų. Ir gražų vaizdą, į upę, į vidinį kiemą. Vau, mėlieji, vau. Tvarkyta teritorija. Ir šalia baiginėjom paskutinį namą šitam sklype, šitoj teritorijoje. Tai tikimės iki metų galo užbaigti ir irgi atiduoti naujiem savininkam. Ir viskas čia jau, kas atvažiuoja, jau supranta, kad čia gauna tą išbaigtą variantą, jau čia ir gyveni. Taip. Nu, vieta, tai žinokit, aš nežinau, ar per kamerą Laimis dirba, kad jums pertikti kaip galima daugiau tų vaizdų, bet pats pojūtis, wow, yra neįtikėtina ta upė. Čia gali tiesiog atsisėdęs medituoti savo ramiausiai ir pasikrauti geros energijos. Įspūdinga, kiek toks butas kainuoja? Apie 350 kainavo, tiek kiek kišenio drasko. Taip. Tiesiog. Niekad negalėjau pagalvoti, bet tokie gražus dalykai Kaune, kad tikrai labai norisi čia įsigyti butą, nekilnojamą turtą. Įspūdinga. Tai va, išsirinkot butą, tai einam išsirinksim vietą, kur tą prabangią mašiną laikysit. Labai gerai. Tai dažnau man. Tiesiai priešais duris. Remiamės tą visą idėją, kad vidiniai kiemai be automobilių. Tai visuose projektuose stengiamės automobilius parkuoti, planuoti į požeminius parkingus. Tai kiek leidžia galimybė sklypo struktūrą ir panašiai. Stengiamės kuo didesnius požeminius parkingus daryti, kad tie vidiniai kiemai būtų daugiau žalumos. Tai Arnoldai, kur mes dabar čionais įvedėt mus? Tai įeinam į panašaus lygio, sakykime, projektą, kai buvom užėję butą, kur rinkotės. Tai čia gal truputį būtų dydžiai didesni. Tai turim 5 aukštų pastatą ir jame iš viso tik 20 butų. Tai didžiausias... Ir kitas klausimas, 20 butų, bet jau kai mes spėjom išsiaiškinti, ne visi jie yra. Wow, vaizdelis, eik tu savo. Tai iš 20 turim likusius neparduotus, nerezervuotus 3. Tai šitas konkrečiai, kur esam, kur visi per visus aukštus išeina patys pirmi, tai 125 kvadratai. Su maždaug 35 kvadratų balkonu. Vaizdu į santaką, vaizdu į pilį. Neina kaip nors suorganizuoti, kad perpirkti šitą jau dabar. Čia iš to. Aš nežinojau, čia kaip tik, mano svajonių butas. Pasileisim mėnesio bėgi dar vieną tokį patį namą iš esmės. Tai bus 6 aukštų. Tik tarp mūsų, nieko nepazarė. Panašus butai, tik brangesni. Koks skirtumas, po to jie dar brangesni taps. Šitą aritmetiką jau mes išmokom. Tai unikalūs vaizdai, Kauno pilis, Senamiestis, Neris, Santaka, Nemunas.
O jeigu taip pasidomėti ir gauti dar daugiau informacijos, aš suprantu, kad mes čia per 15 minučių visai nemažai parodom ir kiek galim papasakojom, bet kur dar, tarkim, žmogui, kuris žiūri video ir jam labai fain, labai patiko, dabar užsiminė dar apie naują namą, kuris kils ar ne 6 aukštų, kur jam reiktų kreiptis, ką jam reikėtų daryti. Visos naujienos, visa informacija apie mūsų vystomus projektus, apie pardavimus, kainas, išplanavimai, viskas yra internetiniam puslapį jit.lt. Prie Kauno vystomų projektų yra Piliamiestis, turim kitą projektą, dar matau Kaunas, bet visa informacija, pardavėjų kontaktai, techninė informacija, viską galima rasti puslapį. Jeigu kažko trūksta, išsamesnių atsakymų yra kontaktai, pasikreipėt, atvažiuojam, aprodom, papasakojam, sakykime, pardavimų vadybininkės iš savo pusės, aš jau, sakykime, galiu įvesti iš techninės pusės, jeigu yra kažkokių klausimų. Tai su visais klientais bendraujam lankščiai, stengiamės pateisinti visų lūkesčius. Statybos, sakykime, jeigu perka butą neprasidėjus statybai ar statybos eigoje, leidžiam kažkiek koreguoti tą vidinį išplanavimą. Būna taip, kad žmogus, ar ne, nes aš ir pagalvojau, dabar atėjau, nusipirkau šitą fantastišką butą, bet gal kol dar vyksta statybos, gal dar kažką tai galiu prašyti, Arnoldai, papildomų ten turiu, viskas tvarkoja, čia ne problema, bet norėčiau, kad čia kažką pasidaryti. Būna tokių prašymų? Taip, ir ypač tie, kas perka jau tuos unikalius butus, tai, sakykime, turbūt 80% nėra standartiniai išplanavimai, to prasme. Tai keičiasi, dažniausiai mažėja miegamųjų kambarių kiekis, nes nori kuo didesnės ir didesnės svetainės. Atsiranda papildomi ten, sakykime, vonios kambariai miegamajame, kur jau vonia integruotai miegamai. Tokių unikalesnių sprendimų pasižiūrim, kur patiem įdomu dirbti su tokiais projektais būna. Unikalus projektas, tikrai įdomu dirbti ir nėra vienodų dienų. Tai skirtinga diena, skirtingi iššūkiai, skirtingi projektuotojai, dirbam su keliom projektavimo įmonėm. Tai, sakykime, jeigu pirmą kvartalo dalį projektavo kauniečiai, kita kryptis architektų Tomu Kriaučiūnu, tai tą kvartalą, kur žiūrėjom su čerpiniais fasadais, jau projektavo įmonė iš Vilniaus, JP architektūra su Algirdu Kaušpėdu ir kitais architektais. Tai šitam sklype jau, kadangi visai nauja teritorija, kaip kalbėjom, 5,5 hektaro esam įsigiję, tai čia jau dirbam su šiai dienai 2 įmonėm, tai Viltekt ir ta pačia JP architektūra. Ir tai pirmą etapą, jau, sakykime, susiprojektavom 6 namus, juos statom, žiūrim į antrą etapą projektavimą, kur dar 7 planuojam. Ir taip gabaliukas po gabaliuko lipdomės tą planą teritorijos. Na ir dar labai džiaugiamės, kad yra galimybė įeiti ten, kur dar laisva. Nežinau, kiek bus laisva, akivaizdu, kad turbūt neilgai, bet šitas butas dar yra neparduotas ir šią akimirką, kai mes kalbam, ar ne, laisvas. Kiek čia yra kvadratų, Arnoldai? Tai čia turim 70 kvadratų butą, esam 2 aukšte, tokį patį turim ir 3 aukšte. Tai 3 kambariai, 2 miegamieji ir balkonas apie 12 kvadratų ir vaizdas į Santaką. Čia turėsim šalia toliau dar vieną namą panašaus stiliaus. Ir šitas butas apie 310 000. Taip pataiko jūsų biudžetą. Jo, dar lieka. Lieka parkingui. Taip, lieka parkingui, įspūdinga iš tikrųjų. Ir kas dar man labai patinka, kur turbūt ne visur surasi, ar jūsų tokia ir yra praktika, ta geroji, visi praktiškai turi balkonus, ar ne? Būtai visi, čia irgi toks išskirtinumas. Taip, čia irgi geroji ta mūsų praktika per ilgametę patirtį, kad visi būtai turi arba balkonus, arba terasas. Tai kuo didesnis butas dažnai išeina, kad tuo didesnį ir balkoną turi. Ir nemažai tų butų bent kampučių kažkur mato tą upės gabalėlį, kad visiems labai svarbu. Taip, mes kalbam apie kvadratus, apie lokaciją, kad šiandien įspūdinga yra vieta, viena įspūdingiausių, bet dar turbūt ir vaizdas, ar ne, kuris, šiaip turbūt yra neįkainojamas labai sudėtingas. Taip, nesumeluosiu, ne vienas klientas yra sakęs, kad konkretų butą renkasi vien dėl to, kad patinka vaizdas pro langą. Ir jau ta kaina tada pasidaro netokia svarbi. Tai dabar va čia visas tas procesas vyksta ir čia, Arnoldai, yra tas 6 aukštų, ar ne? Taip, namas, kuriame nebus daug butų, kaip suprantu, ar ne? Irgi panašaus stiliaus, tai čia kadangi 6 aukštai, tai bus 24, ne 20 butų, tai pardavimus planuojam Liepos mėnesį pasileisti, tai sekit naujienas.
Jau Geras. pradėjom su požeminio parkingo darbais ir kilsim į viršų. Vaizdas ir apskritai, kaip Kaunas gražėja ir kokį lygį demonstruoja, tai yra įspūdinga ir turėti dalelę to irgi yra įspūdinga. Tai linkime jums sėkmės, tikimės, kad patiko, paspauskit mygtuką patinka, na ir domėkitės toliau. Iki.